Knygų kalėdos kviečia Lietuvos kaimų ir miestelių bibliotekas pripildyti naujų knygų. 300-osioms Kristijono Donelaičio gimimo metinėms skirtame renginyje su prezidente Dalia Grybauskaite įžiebkime Kalėdų eglutę. Šiandien 19:30 per LRT Kultūrą. Lietuvos Respublikos pirmininkavimas ES tarybai, Aplinkos apsaugos komitetų ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų pirmininkų susitikimas, makroregioninės strategijos, jų plėtra ir perspektyvos, tiesioginės transliacijos iš Seimo, pirmadienį 9, 11:30 ir 14:30, spaudos konferencija 13 val. Per LRT Kultūrą. Pusryčiai! Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Valentino Masalskio režisuota Kanados dramaturgės Mari Marso pjesė Laukim skambučio. Pirmadienį 18:45 per LRT Kultūrą. Aš valgysiu sudžiūvusią duoną ir jūs neturi teisės, jokios teisės man priekaištauti. Taip. Nu tai tu pasakysi ar nepasakysi? Kiekvieną dieną šio didvyrio laukia naujas išbandymas. Kartais jis švenčia pergalę, kartais kenčia pralaimėjęs. Tačiau vienišas kovoje nelieka, nes jam padeda draugai. Nepaprasto grožio vietovaizdžiai, puikiai nufilmuotos kovų scenos, istorija apie legendinį kovotoją su blogiu, samurajų Kurama Tengu, japonų veiksmo serialas Teisingumo kardas. Antradienį 21 val. Per LRT Kultūrą. Laidoje legendos aktorė Ona Knapkytė. Labai gyvas žmogus, labai šiltas žmogus. Jį vaidint galėjo, kol paėjo. Ketvirtadienį 21:45 per LRT Kultūrą. Projekto Vasaros medijos studija kūrybinėse dirbtuvėse sukurti audiovizualinių mokyklų studentų, būsimų kino menininkų įdomiausi darbai. Per LRT Kultūrą. Kiekvieną antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį kviečiu Jūs į Naktinį ekspresą. Labas vakaras. Yra nepaprastai šviesių žmonių ir tam dailininkui neprireikia jokio tarpininko. Bet čia ne teatras parašė, čia Ibsenas pasakė. Keliausime po kultūros pasaulį. Lietuvos fotografų užfiksuotas Vilnius, kokio jau niekada nebepamatysime. Liudvikos Pociūnienės, Petro Savickio ir Domanto Vildžiūno dokumentinis filmas Pažvelk, tai Vilnius. Penktadienį 18:45 per LRT Kultūrą. Avangardinio kino krikštatėvio, Fluxus pradininko, poeto ir filmininko Jono Meko filmų retrospektyva penktadieniais per LRT Kultūrą. Lėlių teatro pradžia Lietuvoje. Nepilnų metų Ušinsko darbas davė šitokią pradžią. Kaip teatro cechuose gimsta lėlės šiandien ir apie žmogų ne pagal šio pasaulio madą. Čia yra žodžiai parašyti apie Donelaitį, jam mirus. Laidoje Teatras penktadienį 21 val. 45 minutės per LRT Kultūrą. Du broliai. Vienas jokių moralinių stabdžių neturintis, sėkmingai karjerą darantis kolūkio zootechnikas. Kitas jautrus ir inteligentiškas, mieste nepritapęs, nieko nepasiekęs, į tėvų namus grįžęs paklydėlis. Brolių konfliktas. Marijono Giedrio 1984 metais režisuotoje dramoje Sūnus Palaidūnas. Šeštadienį 15:30 per LRT Kultūrą.
Siekdami paremti europinį kiną, 24 šalių visuomeniniai transliuotojai, taip pat ir LRT suteikia galimybę Lietuvos žiūrovams pamatyti puikių kino juostų. Nuo lapkričio 30 dienos, kas vakarą, 11 puikių filmų per LRT kultūrą. Europos filmų savaitė. Tik su LRT.